Romiečiams 6 skyrius. Kągi sakysime, gal mums pasilikti nuodėmėje, kad gausėtų malonė? Jokiu būdu, mirę nuodėmei, kaipgi gyvensime joje? Argi nežinote, jog mes, kurie buvome pakrikštyti Kristuje Jėzuje, buvome pakrikštyti jo mirtyje? Taigi krikštu mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Kristus buvo prikeltas iš numirusių Tėvo šlove, taip ir mes gyventume naują gyvenimą. Jei esame suaugę su jo mirties paveikslu, būsime suaugę ir su prisikėlimo. Žinodami, jog mūsų senasis žmogus buvo nukryžiuotas kartu su juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir mes daugiau nebevergautume nuodėmei. Juk kas miręs, tas išlaisvintas iš nuodėmės. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime, kad ir gyvensime su juo. Žinome, kad prikeltas iš numirusių Kristus daugiau nebemiršta, mirtis jau nebeturi jam galios. Kad jis mirė, tai mirė nuodėmei, kartą visiems laikams, o kad gyvena, gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje mūsų viešpatyje. Todėl te neviešpatauja nuodėmė jūsų mirtingame kūne, kad nepasiduotumėte jo geiduliams. Neduokite nuodėmei savo kūno narių, kaip neteisumo ginklų, bet paveskite Dievui, kaip iš numirusiųjų atgijusius, ir savo narius jam, kaip teisingumo ginklus. Nuodėmė jūsų nebevaldys, jūs ne įstatymo, bet malonės valdžioje. Tai ką, gal darysime nuodėmes, jei esame ne įstatymo, bet malonės valdžioje? Jokiu būdu. Antrą kartą jau čia pakartoja. Kai skaitai raštą ir yra tas pats dalykas keletą kartų, vadinasi, kad tai yra tikrai svarbu. Nes negali būti, kad šiaip su be jokios priežasties pakartoja tą patį pakartoja. Argi nežinote, kad pasiduodami kam nors vergauti, jūs iš tiesų tampate vergais to, kuriam paklūstate? Ar tai būtų nuodėmė vedanti į mirtį, ar paklusnumas vedantis į teisumą? Bet ačiū Dievui, kad nors buvote nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokymo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti, ir išlaisvinti iš nuodėmės tapote teisumo tarnais. Kalbu grinai žmogiškai dėl jūsų kūniško silpnumo. Kaip buvote atidavę savo kūno narius vergauti netyrumui ir nedorybei, kad elgtumėtės nedorai, taip dabar atiduokite savo narius vergauti teisumui, kad taptumėte šventi. Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo. Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo. Ta prasme, jeigu tu vergauji teisumui, tai teisumas yra tave valdantis. Jeigu tu vergauji nuodėmei, nuodėmė tave valdo. Man tiesiog labai patinka romiečiams. Visas raštas man patinka, bet būtent šitą aš netgi esu apsibrėžus raudonai. Nes aš nebegaliu daugiau klausytis bažnyčiose, kaip sako, kad mes nuodėmiausim visą gyvenimą iki kol numirsim, nes neįmanoma čia nedaryti nuodėmių. Ta prasme, jūs skaitot raštą, ar iš viso jūs esate atgimę iš dvasios, nes šitame ir yra esmė, kad mano gyvenimo istorija grinai parodo, kas yra atgimimas iš dvasios. Nes aš nesekiau jokio Biblijos pažinimo, aš neieškojau Dievo ir tikrai to labiau nėjau į jokią bažnyčią. Aš tiesiog atgimiau iš šventosios dvasios. Ir raštas pas mane buvo antroji vietoje. Pirmoji vietoje aš atgimiau iš dvasios, o paskui man davė skaityti raštą ir aš taip paskaitau ir viską suprantu.
Ir skaitau ir jo, ir man tai buvo, ir man taip yra, tai būtent taip ir yra. Būdami nuodėmės vergai, jūs buvote nepriklausomi nuo teisumo. Bet kokį vaisių turėjote tuomet iš to, ko dabar gėdijatės? Juk tų dalykų galas – mirtis. O dabar, išlaisvinti iš nuodėmės ir tapę Dievo tarnais, turite kaip vaisių šventumą ir kaip baigtį amžinąjį gyvenimą. Atpildas už nuodėmę mirtis, o Dievo dovana amžinasis gyvenimas per Kristų Jėzų mūsų viešpatį.